Pradedame naują laidų ciklą. Visata, pasaulis, žmogus. Pirma dalis. Kas yra žmogus? Taigi, pradedame laidų ciklą. Tema Kas yra žmogus? Mokslo ir religijos kontekste. Biologinė ir socialinė mašina. Ir mokslas žmogų nagrinėja per stebimus faktus, evoliuciją ir dėsningumus. Čia mes nesame pasaulio centras religinė prasme, o veikiau itin sėkmingas biologinis eksperimentas. Biologija. Žmogus, homo sapiens, yra žinduolis, primatas. Esminiai skiriamieji bruožai – stačia eisena, priešpriešinis nykštys ir svarbiausia – itin išsivysčiusios smegenų kaktinės sritys. Genetika. Mes dalijamės apie 98–99% DNR su šimpanzėmis. Žmogus suvokiamas kaip genetinės informacijos nešėjas, kurio pagrindinė biologinė funkcija – išlikimas ir reprodukcija. Neuromokslai. Sąmonė, jausmai ir siela moksle dažnai redukuojami iki elektrocheminių reakcijų smegenyse. Mintis yra neuronų impulsų tinklas. Socialiniai mokslai. Žmogus apibrėžiamas kaip zoon politikon, socialinis gyvūnas, kurio tapatybę formuoja kultūra, kalba ir bendruomeniniai ryšiai. 2. Religinis požiūris – dvasinė būtybė. Religijos akcentuoja ne iš ko mes sukurti, o kodėl ir kokia mūsų paskirtis. Abraominės religijos – krikščionybė, judaizmas, islamas. Dievo paveikslas – žmogus yra kūrinijos viršūnė, sukurtas pagal Dievo paveikslą – imago Dei. Tai suteikia žmogui prigimtinį orumą, kurio neturi kiti gyvūnai. Siela – žmogus yra kūno ir nemarios sielos vienovė. Gyvenimas žemėje yra piketapas prieš amžinybę. Atsakomybė. Žmogus turi laisvą valią ir yra atsakingas už savo moralinius pasirinkimus prieš kūrėją. Indiškosios religijos – hinduizmas, budizmas. Hinduizmas. Žmogaus viduje slypi atmanas, tikrasis aš arba siela, kuris yra tapatus visotiniai realybei brahmanui. Žmogus yra įstrigęs reinkarnacijos rate – samsara. Budizmas. Čia požiūris unikalus. Budizmas teigia anatą doktriną. Nėra jokio pastovaus aš ar sielos. Žmogus yra nuolat kintantis energijų, jausmų ir suvokimų srautas. Tikslas – suvokti šią iliuziją ir pasiekti nirvaną. Trumpa išvada. Mokslas mums pasako, kaip mes veikiame – mechanika, o religija bando atsakyti, ką tai reiškia – prasmė. Šiuolaikinis žmogus dažnai bando suderinti abu. Pripažįsta evoliuciją, bet kartu ieško gilesnės metafizinės savo egzistencijos vertės. 1. Egzistencializmas. Žmogus kaip savo paties projektas. Jei religija sako, kad Dievas jūs sukūrė su tam tikru tikslu, o mokslas, kad jūs suformavo genai, tai egzistencialistai, tokie kaip Jean-Paul Sartre, sako, egzistencija eina pirmiau esmės. Laisvės našta. Žmogus nėra kažkas, kaip peilis sukurtas pjauti. Mes tiesiog atsirandame pasaulyje, o tada savo pasirinkimais patys save sukuriame. Tai suteikia begalinę laisvę, bet ir sukelia egzistencinį nerimą. Pasaulis pats savaime neturi prasmės. Prasmė nėra kažkas, ką randame po akmeniu, tai kažkas, ką mes sukuriame savo veiksmais. Didžiausia blogybė čia – gyventi blogu tikėjimu, mauvaise foi, tai yra teisintis, kad tokios aplinkybės ar toks likimas. Žmogus yra visiškai atsakingas už tai, kas jis yra. 2. Budizmas. Žmogus kaip tekanti upė. Budizmas siūlo dar radikalesnę idėją – anatą, ne aš. Kol egzistencialistai bando stiprinti aš per pasirinkimus, budizmas sako, kad pati aš idėja yra visų mūsų kančių šaltinis. 5 sankopos – skandhos. Žmogus nėra vientisa siela. Mes esame 5 nuolat kintančių elementų rinkinys – kūno, pojūčių, suvokimų, protinių darinių ir sąmonės. Tai panašu į automobilį. Jei nuimsime ratus, vairą ir variklį, kur dings automobilis? Tai tik pavadinimas dalių visumai. Nuolatinis kismas. Žmogus šiandien nėra tas pats žmogus, kuris buvo vakar. Mes esame procesas, o ne objektas. Išsilaisvinimas. Tik supratę, kad nėra jokio aš, kurį reikėtų saugoti ar aukštinti, mes galime atsikratyti egoizmo ir pasiekti ramybę. Taigi visa tai lyg ir paaiškina sampratą apie žmogų moksliniu ir religiniu požiūriu, tačiau iš esmės tai neduoda vienareikšmiško atsakymo apie žmogų, tik 2 skirtingi traktavimai, be jokio konkretumo.
Todėl, manau, būtų teisinga užduoti klausimą ir gauti atsakymus moksliniu ir religiniu požiūriu, kaip atsirado žmogus. Moksliniu požiūriu žmogaus atsiradimas nėra vienkartinis įvykis, o milijonus metų trukęs laipsniškas biologinės evoliucijos procesas. Pagrindinis šio proceso mechanizmas – gamtinė atranka, kurią XIX amžių suformulavo Čarlzas Darvinas. Štai pagrindiniai etapai, kaip mes tapome tuo, kuo esame šiandien. Bendri protėviai prieš 6–7 milijonus metų. Mokslas neteigia, kad žmogus kilo iš dabartinių beždžionių. Mes ir šiuolaikinės šimpanzės turime bendrą protėvį. Maždaug prieš 6–7 milijonus metų Afrikoje ši genetinė linija išsiskyrė. Viena šaka nuvedė link šiuolaikinių šimpanzių ir bonobų, kita link homininų, žmonių protėvių. Esminiai evoliuciniai lūžiai. Kad taptume žmonėmis, mūsų protėviai turėjo išspręsti kelis esminius biologinius uždavinius. Bipedalizmas – stačia eisena. Tai buvo pirmasis didelis žingsnius. Manoma, kad pasikeitus klimatui ir Afrikos miškams virtus savanomis, vaikščiojimas dviem kojomis padėjo matyti toliau per aukštą žolę ir atlaisvino rankas įrankiams nešti. Smegenų didėjimas – encefalizacija. Per kelis milijonus metų mūsų protėvių smegenų tūris išaugo beveik trigubai. Tai lėmė geresnė mityba, mėsos vartojimas, vėliau maisto gaminimas ant ugnies ir sudėtingėjantis socialiniai ryšiai. Rankų motorika. Priešpriešinis nykštys leido gaminti vis sudėtingesnius akmeninius įrankius, o tai savo ruožtu skatino tolimesnį smegenų vystymąsi. 4. Genetinis kokteilis. Svarbu suprasti, kad Homo sapiens ilgą laiką nebuvo vienintelė žmonių rūšys Žemėje. Mes gyvenome kartu su neandertaliečiais Europoje ir Denisovo žmonėmis Azijoje. Moksliniai tyrimai rodo, kad šios rūšys kryžminosi. Dauguma šiuolaikinių žmonių, išskyrus tuos, kurių kilmė grinai afrikietiška, savo DNR turi apie 1–2% neandertaliečių genų. Tad mes esame ne tik evoliucijos, bet ir genetinio maišymosi rezultatas. Kultūrinė evoliucija. Galiausiai apie 50 000–70 000 metų prieš mūsų erą įvyko vadinamoji kognityvinė revoliucija. Žmogaus smegenys pasiekė lygį, kai atsirado sudėtinga kalba, geba kalbėti apie tai, ko nėra čia ir dabar. Menas ir religija – pirmieji urvų piešiniai. Platus bendradarbiavimas tarp svetimų grupių. Mokslo verdiktas. Žmogus yra nebaigtas procesas. Mes esame biologinių mutacijų, aplinkos spaudimo ir atsitiktinumo derinys, kuris per milijonus metų išmoko ne tik prisitaikyti prie gamtos, bet ir ją keisti. Dabar panagrinėkime žmogaus atsiradimą per įvairių religijų prizmę. Religijų požiūriu, žmogaus atsiradimas beveik visada yra tikslingas aktas. Priešingai nei mokslas, kuris kalba apie atsitiktinės mutacijas, religijos teigia, kad žmogus atsirado neatsitiktinai. Jis turi kūrėją, prasmę ir specifinę vietą visatoje. Štai kaip pagrindinės religinės tradicijos aiškina mūsų kilmę. 1. Abrauminės religijos – krikščionybė, judaizmas, islamas. Šios religijos remiasi kūrimo iš nieko, ex nihilo koncepcija. Pagrindinis šaltinis – pradžios knyga, Toros ir Biblijos dalis. Procesas – Dievas sukūrė pasaulį per 6 dienas, o 6 dieną – žmogų. Metodas – pasakoma, kad pirmasis žmogus Adomas buvo nulipdytas iš žemės dulkių, molių, o Dievas įkvėpė jam iš nerves gyvybės kvapą. Ieva sukurta iš Adomo šonkaulio kaip jam lygiai partnerė. Išskirtinumas. Žmogus yra vienintelis kūrinys, sukurtas pagal Dievo paveikslą. Tai reiškia, kad mes turime protą, laisvą valią ir kūrybiškumą, panašų į kūrėją. Korane taip pat pabrėžiama, kad Alachas sukūrė žmogų iš molio ir purvo, o tada įkvėpė sielą, ruh. Žmogus žemėje paskirtas Dievo vietininku, chalifa. 2. Hinduizmas – cikliškas kūrimas. Hinduizmo kosmologija yra labai sudėtinga, nes čia pasaulis nėra sukūriamas vieną kartą. Jis nuolat kūriamas, naikinamas ir vėl atkūriamas. Puruša – pirminis žmogus. Rigvedoje, seniausiame šventraštyje, pasakojama apie milžinišką kosminę būtybę Purušą. Kai dievai jį paaukojo, iš jo kūno dalių atsirado visata. Iš burnos dvasininkai brahmanai, iš rankų kariai, iš kojų darbininkai. Tai aiškina ne tik žmogaus kilmę, bet ir visuomenės struktūrą. Brahma. Kitose versijose pasaulį ir žmonės kuria dievas kūrėjas Brahma. Žmogus laikomas atmanu,
dieviška siela, įkalinta materialiame kūne. Senovės graikų mitologija – Prometėjas. Nors tai laikoma mitologija, graikų religinė sistema tūkstančius metų formavo žmonių mąstymą. Metodas. Titanas Prometėjas nulipdė žmonės iš molio ir vandens. Ugnies dovana. Kad žmonės išliktų ir skirtųsi nuo gyvūnų, Prometėjas pavogė ugnį iš Olimpo dievų ir atidavė ją žmonijai. Tai simbolizuoja žinias, technologijas ir civilizaciją. Šiaurės šalių skandinavų mitologija. Čia žmogaus atsiradimas susijęs su gamtos elementais – medžiais. Askras ir Embla. 3 dievai – Odinasa, Vilis ir Vė – vaikščiodami pakrantę rado 2 rąstus – uosį ir guobą. Odinas jiems davė gyvybę ir sielą, Vilis – protą ir judėjimą, o Vė – pojūčius ir išvaizdą. Taip atsirado pirmieji vyras ir moteris. Budizmas. Be pradinio taško. Budizmas šiuo klausimu yra išskirtinis. Jame nėra dievo kūrėjo. Begrilinė grandinė. Budizmas teigia, kad visata neturi aiškios pradžios ar pabaigos. Žmonės atsiranda dėl priežasties ir pasekmės dėsnio – karma. Agana suta. Budistinėme tekste pasakojama, kad būtybės iš pradžių buvo dvasinės ir švitinčios. Tačiau pradėjusios vartoti materialų maistą, jos tapo tankesnės, įgavo fizinius kūnus ir galiausiai tapo žmonėmis. Ir taip, iš viso to, ką išgirdome, aiškaus ir konkretaus atsakymo negavome. Todėl pabandykime panagrinėti abi sritis bei iš jų bent man iškylančius klausimus. Mokslas mums aiškina, kad žmogus atsirado, susikūrė pats, evoliucijos būdu, tarsi iš kažkokio sultinio, vykstant sudėtingiams procesams, kurių metu įgavo mūsų pavidalą. Nesinori išsamei nagrinėti šius procesus, nes tai būtų ilgas ir nuobodus aiškinimas to, kas sunkiai suvokiama paprastam žmogui, ir mokslas galimai sąmoningai siekia viską paslėpti po šią nesuprantamumo skraiste. Visgi, iš to, ką turime, kyla daugybė prieštaravimų su mokslu pateikiamais faktais. Štai keletas iš jų. Pirma. Visi gerai žinome, kad mokslo akademinės bendruomenės branduolį sudaro tik tokios pačios sampratos žmonės, kurie negailestingai susidoroja su bandančiais mąstyti ir teikti kitokias ar naujas teorijas prieštaraujančias mokslo žinių šviesuliams. Apie kokią mokslinę tiesą galime kalbėti, kai užčiaupiamos burnos tiems, kurie mato neatitikimus jų teiginiuose. Tokie žmonės tiesiog yra viešai išjuokiami ir padedamas kryžius jų tolimesniai karjerai. Jų paprasčiausiai niekur nebepriima ir tokiu būdu padedamas taškas jų samprotavimams bei teorijoms. Kaip tuomet sužinoti, kas yra teisus, o kas klysta, jeigu nevyksta diskusijų vienais ar kitais klausimais? Viską nulemiama keleto elitinio mokslo vyrų balsais. Juk viskas turėtų vykti priešingai. Jeigu yra iškeliama nauja teorija ar hipotezė, jas reikia paneigti arba pagrįsti moksliškai. Šiam atveju labai tinka tai, ką pasakė vienas žymus mokslininkas, beje vardo ir pavardės nepamenu, bet tai nekeičia esmės, kuris pasakė, jeigu iškelta teorija ar hipotezė moksliškai įrodoma, ji tampa mokslo pagrindu. Ir atvirkščiai, jeigu ji neįrodoma, ji tampa mokslinė problema. Asmeniškai fantastiškai skamba tai, kad mokslas teigia, jog žmogaus susiformavimo laikas įvyko prieš keletą milijonų metų. Fantastika ir tiek. Kaip mokslas gali kalbėti apie tokį laiko menamą laiko tarpsnį, kai šiandienai mokslas negali nustatyti, tarkim, rasto laukuose paprasto akmens susiformavimo tikslios datos? O jeigu toks akmuo dar turi ir apdirbimo požymių? Ir vienu ir kitu atveju mokslas negalės pateikti atsakymo į 2 vienas su kitu susijusius klausimus. Pirma, nustatyti rasto akmens susiformavimo datos, bent apytikslės. Antra, jeigu mokslas negali nustatyti rasto akmens susiformavimo datos, beviltiška reikalauti iš mokslo prašyti nurodyti šio akmens apdorojimo datos. Šis pavyzdys, manau, gana gerai iliustruoja mokslo galimybės datavime, todėl ir menamas žmonijos užgimimo laikotarpis gali būti iš fantastikos srities. Beje, mokslo nurodomas žmonijos užgimimas, jeigu būti tiksliam, įvyko prieš 6-7 milijonus metų, leidžia daryti išvadą, kad atsiranda paklaida, nereikšmingų kažkokių 1 milijonų metų. Smulkmena ir tiek.
O dabar pabandykime įsivaizduoti, kad koks nors mažai žinomas mokslininkas užčiopė kažką tokio, kas rodo, kad mokslinio elito didžiaviriai klydo dėl savo teigino. Ir tuomet žmonijos užgimimas galimai vyko kiek kitaip nei teigiama. Tačiau šis mažai žinomas mokslininkas buvo užtildytas ir užčiauptas, dėl ko viskas po šiai dienai traktuojama klaidingai ir vyko kitų laikmečių, o to pačiu ir kitokiu scenarijumi. Toks vienvaldiškas mokslo elito didžiavirių elgesys tik uzurpuoja vieną neklystamą nuomonę ir ją primeta visam pasauliui. Deja, tačiau yra toks posakis – klysti yra žmogiška. Trečia. Mokslas teigia, kad žmogus kilo iš beždžionės ir kaip argumentas pateikiama čia Darvino hipotezė apie žmogaus evoliuciją. Tačiau jeigu gerai įsiskaityti į čia Darvino žmogaus evoliuciją, niekur, net tarp eilučių nerasime, kad jo būtų parašyta, kad žmogus išsivystė iš beždžionės. Tuomet kaip paaiškinti šį nežymų nesusipratimą? Kaip rimta argumento mokslininkai pateikia ir tai, kad žmogaus ir šimpanzės DNR sutampa 98–99%. Tačiau mokslas nutilė, kad jeigu yra nors 1 ar 2% genų neatitikimuose, tokie individai negali daugintis tarpusavyje ir susilaukti palikonių. Beje, o kodėl žmogui tinka kiaulės organai, kurios žmogaus organizmas labai retai atmeta, galimai dėl kraujo grupių skirtumo. O juk tarp žmogaus ir kiaulės DNR panašumų yra didžiulis skirtumas. Žinoma, šioje situacijoje mokslas pradėtų suokti apie genų mutacijas, tačiau šioje vietoje aš turiu priešpriešinį klausimą. Tiksliai pavadinimo nepasakysiu, tačiau tegul parodo skeletą, kuris atitiktų Homo sapiens ir šiuolaikinį žmogų. Tai yra paskutinės pereinamosios grandies tarp šių rūšių skeleto. Jo nepateiks, kadangi bent iki šio laiko tokio skeleto nerasta. Kaipgi taip? Deja, bet tai tiesa. Vyko daugybė diskusijų dėl tokio skeleto egzistavimo tarp pasaulinio garso mokslininkų. Tačiau šias diskusijas ir pateiktus teiginius vėliau ar anksčiau apipindavo klastočių ir pritempimo prie konkrečių faktų skandalai. Tiesa, paskutiniu metu dominuoja teiginys, kad žmogaus evoliucija maždaug prieš 10 ar 20 tūkstančių metų, galiu klysti, nes gerai nepamenu, patyrė tarsi kažkokį perėjimą ar filtraciją vykusią tarsi kaip per apversto butelio kaklelį, pereidama iš Homo sapiens, vėlgi su pavadinimu galiu būti netikslus, į dabartinį žmogų. Žodžiu, įvyko kažkoks esminis lūžis, dėl ko matomai ir nerandama šios tarpinės grandies skeletų. Ketvirta. Kaip mokslininkai gali iš vieno rasto liekanų fragmento, pavyzdžiui, žandikaulio, atkurti visą individo pavidalą, jį iliustruoti grafiškai, kad neva jis atrodė būtent taip. Tai labiau panešėja į būrimą iš kavos tirščių, o ne į moksliškai pagrįstą įrodymą. Beje, daugybę klausimų kelia ir pats DNR metodo taikymas, nurodant, kad vienas ar kitas individas patyrė įvairias mutacijas. Juk tam reikia turėti kažkokią atspirties tašką, protėvio DNR, tarkime gyvenusio prieš bent kokius 50 000 metų, o juk DNR tai organiškas darinys. Plus, klausimas, kokiu būdu išskiriamas DNR iš mineralizuoto menamai žmogui priklausančios palaikų dalies. Ir kasgi pirmiausia suyra ko individo mirties, ogi visa individo biologinė organika, kuri irdama sudaro netirpius įvairios mineralus, suakmenėja. Tai būtų tik keletas iš mokslo korifėjų istorijos, nedarančios garbės mokslo viršūnėlės elitui. Viskas taip paprasta ir žmogiška, su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis. Todėl priimti visus mokslo teiginius ir tiesas būtų tiesiog šventvagiška ir neatleistina. Tiems, kuriems įdomus mokslo vystimasis bei jo raidos klaidos, siūlau susirasti bei perskaityti Andrejaus Sklerovo knygą Žmonijos genetinis kodas, kurioje rasite daug įdomios informacijos apie tai. Beje, netolimoje ateityje planuoju išleisti šią Andrejaus Sklerovo knygą tokiu formatu kaip šis, jeigu bus pageidaujančių. Toliau kiek panagrinėkime apie žmogaus kilmę religiniu aspektu. Patys pagrindiniai religijų postulatai apie žmogų yra pateikti aukščiau. Kadangi man artima krikščionybė ir žinomos jos pagrindinės dogmos, šią temą negausiai apžvelgsiu tik iš krikščioniškosios pusės, nes nesu kitų religijų žinovas ir būtų nesąžininga nagrinėti klausimus iš jų pusės, nežinant jų postulatų. Taigi, religija žmogų ir jo kilmę apibūdina paprastai ir lakoniškai – žmogų sukūrė Dievas. Krikščionybėje žmogaus sukūrimas aprašomas pirmojoje Biblijos knygoje, Pradžios knygoje. Čia pateikiami 2 hibridiniai pasakojimai, kurie papildo vienas kitą ir paaiškina skirtingus žmogaus prigimties aspektus. Žemės dulkės – molys, Dievo kvapas – gyvybės dvasia. Taigi reikia pasirinkti vieną iš 2, tačiau to nedarysime, tai paliesiu vėliau, kitose šio ciklo serijose, bet apibendrintinai galiu pasakyti, kad beveik visas religijas sieja vienas bendras bruožas –
žmogų sukuria mistinės būtybės vadinamos dejybėmis. Būtent tame bendrame bruože ir slypi visa tarsi užkoduota informacija susijusi su žmogaus atsiradimu. Nemanau, kad verta visą tai išsamei analizuoti, pakaks keleto pastebėjimų dėl neatitikimų šią temą. Daugelis iš mūsų žinome, iš ko susideda žmogaus kūno – kaulų, įvairių vidaus organų, smegenų, širdies, kraujo. Visi jie turi molekules, atomus, ląsteles, DNR, RMR ir taip toliau. Dėl to darytina gana drąsi išvada, kad sutvėrėjas išties buvo labai genialus mokslininkas, bet tikrai jokių būdų nemąstantis ir abstraktus subjektas, kuris gebėtų sukurti tokį subjektą kaip žmogus, su sudėtingu kūnu, bei jame vykstančiais dar sudėtingesniais procesais. Manyčiau, kad tam įtakos turėjo būti kažkokia mums nežinoma būtinybė ir priežastis. Kiek nukryptant į šalį, galiu spėti, kad žmogaus sukūrimas iš molio atkrenta savaime, jeigu priimti šią frazę tiesiogiai. Tačiau, kad žmogus yra dvasingas, ir tai faktas sunkiai paneigiamas, kaip sudėtingai paneigiama tai, kad dvasia yra nematerialus subjektas ir pagal visumą jai būtinas materialus kūnas, kas priveda prie fakto žemės dulkių plus Dievo kvapo, tarpusavyje būtinų faktorių kaip alfa ir omega. Juose, manau, ir slypi visas paslaptingumas ir neapibrėžtumas. Nebent tam yra svarios priežastis, kurios mano subjektyvia nuomonė tam ir sukurtos, tarsi kažkoks kodas įvairioms interpretacijoms, kurios vestų į begalybę vedančias diskusijas, be konkretaus atsakymo. Kodėl Žemėje visa gyvybės grandinė susieta glaudžiai su žudymu, naikinimu? Norėdamas išlikti, gyventi, egzistuoti, žmogus privalo žudyti, pavyzdžiui, gyvūnas ir juos suvartoti savo egzistencijai. Kažkaip visa tai nelabai siejasi su krikščionišku tikėjimu ir gailestingumu. Beje, vienas iš mums žinomų Dievo įsakymų sako nežudyk. Reiškia, kad žmogus žmogui draudžia žudyti, o mūsų brolius žemesniuosius, turiu galvoje gyvūnus ir augalus, galima tiesioginė žodžio prasme skersti. Labai kažkaip čia gerumu ir gailestingumu iš krikščionybės pusės, kaip teigiama krikščionių dogmose, net nekvepia. Na nebent žemė buvo skurta kaip pragaras su visomis iš to išeinančiomis pasekmėmis. Čia religiniai fanatikus turėtų ištikti šokas, kurie sakytų, reikėjo klausyti Dievo ir nenusidėti, kad žmogus nebūtų ištremtas iš rojaus. Gerai, sakykim, jie teisūs, tačiau to net viską vadinkime savo vardais. Žmogus dabar jau gyvena pragare ir į jokį kitą mistinį pragarą nebepapuls, nes į jį jis ir taip ištremtas. Vadinasi, kad krikščionybės postulatai klaidina, sakydami, kad Dievo karalystėje yra 3 mistinės sritis – rojus, pragaras ir skaistykla. Todėl, mieli bažnyčių tarnai, negaždinkit žmonių pragaro. Pagal visus jūsų kanonus žmogus buvo išvarytas iš rojaus į žemę, kurioje dėl esamų sudarytų aplinkybių ir aplinkos visas gyvenimas žemėje paremtas žudymu ir žiaurumu, jau nekalbant apie ligas, marus, stichinės nelaimės. Čia religiniai fanatikai vėl stotų piestu. Neva žmogus to nusipelnė, nusižengdamas Dievo valiai. Ką jiems galima pasakyti? Kvaili ir bažnyčioje muša. Tiesa, lieka dar viena mistinė vieta – skaistykla, kuri iš pagrindų griauna krikščionybės dogmas ir iš pagrindų gali apversti aukštyn kojom brukamą tikėjimą. Beje, geriau pamąsčius galima išvesti visai kitokias paraleles krikščioniškajame tikėjime, tačiau tai apie tai kituose temų cikluose. Kaip teigia krikščionybė, žmogus iš rojaus buvo išvarytas už tai, kad paragavo uždrausto vaisiaus – obuolio. Beje, šventajame rašte nėra nurodyta, kas tai per vaisius, ir obuolys gali būti ir vertimo klaida, kurio atsikandimas žmogui kainavo vietą rojuje. Taigi, kodėl šis vaisius buvo draudžiamas? Šventajame rašte minima tiesiog gero ir blogo pažinimo medžio vaisius. Nieko sau, štai jums ir žinių pažinimo kaina. Išeitų, kad nuo pat pradžių žmogus buvo sukurtas, jeigu vertinti tiesiogiai, kaip bukas paklusnus vergas. O jeigu taip, vadinasi, tam turėjo būti priežastis ir tikslas, dėl ko visa tai įgauna nelabai malonų kvapą ir prieskonį. Pirmam laido ciklui būtų tiek. Padarykime išvadas. Iš viso to, kas pasakyta, darytina išvada, kad atsakymas į pagrindinį klausimą, kas yra žmogus, konkretų atsakymą kaip ir turime. Tačiau dėl žmogaus paskirties atsakymo dar neturime. Galbūt atsakymą rasime kitose šios laidos cikluose. Yra dar vienas įdomus ir neskanus faktas, kurį būtina akcentuoti.
Nuo pat mokslo ir religijos pradžios ištakų vyko tarsi kova tarp gėrio ir blogio, ką labai gerai iliustruotų viduramžiai, kuomet kitaminčiai, tai yra mokslo pradininkai, bandydami viską grįsti faktais, tarsi bandė pajudinti tikėjimo tvirtumo pamatus savo inovacinėmis tuo laikmečiu idėjomis, dėl ko tiesiog būdavo gyvi sudeginami ant laužo, ar geriausiu atveju priverčiami viešai išsižadėti savo teiginiu, kad išvengtų mirties. Išvadas pasidarykite patys, tačiau visą tai garbės ir vienašališko užtarimo negalima suteikti nei vienai pusiai. Vieni už kitokią nuomonę tiesiog fiziškai sunaikindavo, kita pusė savo oponentus sunaikindavo psichologiškai per socialinius svertus, kas itin būdinga nūdienai.